prie gyvūnų. Taip eini su katėm, tu turi būti, kaip sako, švaria dūšia pas ją turi ateiti. Net ir su pačiom išlepusiom tom pavyksta bendrą kalbą rasti. Aš tik pažiūrėsiu. Grįžę šeimininkai sako, jinai tik jūsų klauso. Nors aš jai nieko nedarau, aš tik tai su ja pasišneku. Prisimenu atvejį, kad šių šeimos atstovas pajūry aptvare dvi guli lūšys. Viena tolėliau, kita arčiau tvoros. Sustojom su žmona ir aš padėjau tą lūšį kalbinti. Ir kalbinau. Jie priėjo arčiau tvoros ir pradėjo vartytis, kaip ir sakau, maivytis visai. Taip kaip elgėsi katės mėlikaudamos. Žodžiu, dėmesys, komplimentai ir katė bus jūsų.